Tu tik tai pasižiūrėk, ten, kad gerai gautųsi. Nu. Ir dar fotkę padaryk dėl viso pikto, kad paskui uždėsi tą efektą, kur fotkė, bet atrodo kaip nutapyta. Gerai? Gerai atrodo. Ką jūs čia darot? Neturit kur pinigų dėt? Atsiprašau, kai paklausiau, tik tada supratau, kokią nesąmonę paklausiau. Pasižiūrėjau aš internete, kaip normalūs vyrai gyvena. Janukovičius, paskui tas Ukrainos prokuroras, Pšonka, ten Tušonka, aš nežinau. tą pačią akimirką ėmiau neapkęs tiesiog savo interjero. Buvau dizaineris nusisamdęs tipo kiečiausius. Tai įtikinėjo mane, kad ten kažkokius skandinaviškus minimalizmus reikia padaryti, daug natūralios šviesos. Nu kaip ligoninės palatoje, esu baisu. Tai atleidau von. Nusisamdžiau dabar tokius, kurie ėmėsi funkcionalumo paieškų impozantiškame, bizantiškame interjere. Tai va tik dabar sužinau, kaip iš tikrųjų turėjau gyventi. Bet juk visi specialistai šaiposi iš buvusio Ukrainos vadovo prabangos demonstravimo. Kas tie tavo specialistai? Kas šaiposi? Kažkoks jungtinis kaušpėdas? Ne tau, Martynai, prabangą suprast. Aš jau pasisamdžiau tikrus ukrainiečius interjero dizainerius. Jau žmonės dirba, viskas. Klausyk, gal tu žinai, kur kimštos meškos parsiduoda? Ne, nežinau. Ai, pats susirasiu. Bet svarbiausia, kad aš supratau, ko man labiausiai trūko. Tai aukso. Aukso, dar daugiau aukso. Ir ypatingai tūlikė. Pasidarysiu tokį iš vis. Atrodys kaip sostas, tikras sostas. Čia tokios liūtų galvos, karčiai tokie auksiniai rankturiai. Sėdėsiu ir iš vis, kai bus vidurių užkietėjimas, tai vadinsiu sostų karai. Ir bus nuosavas žvėrynas? Nu, bus, aišku, kad bus. Tik tai geresnis. Dvigubai geresnis. Vienos iškamšos bus. Tai lengviau prižiūrėti šert, nereikia dulkės, nuvalai ir viskas. Bet svarbiausia, kad bus auksinis skilandis. Gryno aukso. Auksinis skilandis? Kam? Nu man tiesiog gražu yra. Jeigu Janukovičius turėjo auksinį batoną, tai kodėl aš negaliu jo auksinio skilandžio turėti? Ir aišku, šitas va paveikslas. Gajus Saulijus Poška. Pagauni? Nieko nepagauni. Poška ir Pšonka labai panašiai skamba. Gerai, nebegaišink, nes pas tą patį dailininką už valandos baršys ateina. Turėsiu šitos visus drabužius perduoti. Tokiam pat portretui? Nu taip. Dabar jisai su Napoleono drabužiais pozuoja, o paskui 3 valandą tipo keičiamės. Užteks gyventi beskonybėje.